Polderis. Ar žinot, kas yra inžinerinis statinys toks kaip polderis? Čia statinys inžinerinis, jis yra skirtas reguliuoti vandens perteklių potvynių metu. Sužinojau pirmą kartą per savo 20 metų darbo karjerą. Ir čia padarytas didelis nusižengimas. Žinokit, kad tokia važiuoti motoriniam transporto priemonėm, automobiliu, motociklais ar traukia medieną. Dabar tą vietą reikia atstatyti. Ženklų draudžiančių važiuoti nėra. Ir čia yra, kur važiavo padangytė. Tai dabar žolė yra, man iki klubų, sakykim taip, tai 1,20 m. Ir čia yra pakilims. Čia yra, čia dabar reikia atstatyti žolinę augmeniją. Praėjo beveik savaitę laiko po paskutinio mano apsilankimo prie valstybinės reikšmės inžinerinio statinio polderio, kurį Klaipėdos rajono specialistų teigimu mes išvažinėjom ir padarėm žalą, kurį reikia tvarkyti. Dabar važiuoju susitikti su visa delegacija, kad nustatytume, ar tikrai yra padaryta neatstatoma žala ir ten labai sudėtingai ją reikia atitvarkyti. Mano supratimu ir mano nuomonė, ten žalos kaip ir nėra padaryta. Tai važiuoju, pasižiūrėsim, koks rezultatas bus, kai susitiksim vietoje. Ženklas, kad mes čia kažkada buvom. Čia Prodažas. Vis dėlto baigiam tą susitikimą su savivaldybės atstovais. Net galvoj spengt pradėjo. Jie teigia, kad polderio pylimas yra susėdęs 0,5 metro, traukiant medieną 500 kubų. Medienos 500 kubų traukia medienos ir pylimas susėdo 50 cm. Dabartiniai skaičiavimais, ką paskaičiavau, kad jeigu būtų 500 metrų ilgio atkarpa, 0,5 metro aukščio, 5 metrų pločio, tai reikėtų apie 1200 kubų gruntą atvežti. Ar smėlio, ar dar kažko. Mašina 18 kubų kainuoja 180 eurų. Bendroj sumoj apie 13 000 eurų. Tas remontas turėtų kainuoti. Duomenis visus perdaviau draudimo bendrovėje, nes esam apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu. Ženklų kažkokių įspėjančių, kad mes tenais negalim važiuoti ar vykdyti kažkokių darbų nebuvo. Apsidraudę esam. Bandysim kažkaip spręsti tą problemą su draudimu,